Labas, mūsų šeima nesenai įsigijo senos statybos 74 kvadratų butą. Kadangi jisai yra visiškai neremontuotas, mūsų laukia labai daug remonto darbų. Mes nusprendėme visą šį procesą filmuoti ir kelti čia YouTube. Todėl kviečiam tave kartu leistis į nuotykį ir stebėti, kaip senas naujas butas virsta jaukiais namais. Labas, labai smagu sveikintis su jumis po tokios nedidelės pertraukos vėl mūsų buto atnaujinimo vloguose. Pažiūrėjau, kad paskutinis vlogas buvo prieš mėnesį laiko, tai iš tikrųjų ne vlogą užtruko tiek laiko nufilmuoti, o tiek užtruko mums sekantis statybų etapas. Tai taip jau yra iš tikrųjų su darbais, mes iš pat pradžių nusiteikėm, kad mes niekur neskubam, norim ramiai, kokybiškai pasidaryti, tai iš tikrųjų per daug ir nepergyvenam, kad taip iš šono pažiūrėjus gali pasirodyti, kad labai lėtai vyksta darbai. Tai kur dabar esam? Šiuo metu užbaigė betonuoti grindis, jau yra išlietas visas betonas bute, bet prieš tai iki tol Andrius kartu su savo tėčiu pradėjo dirbti su elektros instaliacija. Mes keičiam pilnai visą elektros instaliaciją, tai dar prieš grindų liejimą labai norėjo pasidaryti, nustiesti tiesiog laidus į tinkamas vietas, ten, kur bus nauji jungikliai, ten, kur bus naujas elektros rozetės, kad užsiliejus grindims viskas pasislėptų po betonu. Tai šitą visą procesą iš tikrųjų Andrius jums dokumentavo, kiekvieną dieną vis rašydavo po trumpą įrašą, kas buvo daroma, kodėl būtent tam tikrus dalykus darė, tai kviečiu pasižiūrėti. Pradedam lupti tapetus nuo sienų, kai kur lengvai nueina, kai kur sunkiau, kai kur matosi, kad padaryti kažkokie kampukai ant staktų, kažkoks minimalus remontas gal ir buvo čia kažkada darytas. Svetainiai matosi taip paglaistyta, patepliota viskas. Ir faktas, kurio glaisto, tai sunkiau nueina tapetai patys. Bet nieko, čia pačią sunkiausią dalį nuėmam paprastai, o vėliau yra toksai skystis specialus, kuris skirtas tapeto nuėmimui, tai koncentratas toksai, kurį reikia tiesiog išskiesti su vandeniu ir su paprastu voleliu užtepti ir po kelių minučių labai lengvai nusiema. Tai tokį patarimą gavau iš pažįstamo. Tai vat, o kol kas daugiau niekas per daug kaip ir nepasikeitė, bandom spręsti problemas ir klausimus su santechnika, todėl kad aukštis yra didesnis, negu mes norėtume, taip sakant, iš centrinio vamzdžio nuotekų. Ir namuose jisai yra kur kas aukščiau negu mums tinka, dėl to mums teks pakeisti kelis sprendimus, kuris buvom priėmę planavimo metu. Tai kaip ir kiekvienose statybose turbūt atsitinka įvairių tokių niuansų, kurių negali numatyti iš anksto. Arba tiesiog neapgalvoji, nedažiūri, tai... Bet nieko, pakeisim išplanavimą kitaip, gyvensim vis tiek labai gerai. Tai šiai dienai tapetai, bandysim nulupti kuo daugiau. Ir žiūrėsim, kaip mes galim ten ištraukti tą alkūnę iš vamzdžio nuotekų. Tai sveiki visi. Šiandieną pradėsime jau pirmosius elektros darbus. Tai vesime elektros laidus per gofros vamzdžius iki numatytų rozečių ir jungiklių prieš grindų liejimo darbus. Tai visi laidai šitie bus jau užlieti naujomis grindimis. Visi apšvietimo laidai bus tiesti per lubas ir jų bus labai minimaliai, tam, kad apsisaugoti nuo galimybės, kad jie per laiką atsikabins nuo tvirtinimo elementų ir užgrius ant mūsų pakabinamų
lubų. Tai šiandienos planas yra toks, jog susižymėsime visas būsimas pertvaras ant grindų, susižymėsime visas vietas, kur turi keliauti rozetės ir jungtukai bei kiti kabeliai. Ir pradėsime jau tuomet tempti tuos kabelius. Pati skydinė namuose bus šitoje vietoje. Tai čia taip pat bus papildoma sienelė ir visas elektros skydas bus šioje vietoje. Tai atspirties taškas laidams ir bus nuo čionais. Tai nuo čionais jie pradės visą kelią ir vesis po visus namus iki savo vietos. Tai šiandieną jau sekanti diena. Vakar spėjom iš tiesų tik tais viską susižymėti tinkamai, kur kokių reikia rozečių, kur kokių jungtukų, kur kokio apšvietimo ant sienų, o šiandieną mes jau pradėjom su visais vedžiojimais. Tai kaip ir sakiau, kadangi mes liesime grindis, tai norėjom iš pradžių prasivesti elektrą, kurią vedėme per gofrą, tam, kad nepažeisti elektros laidų. Čionais, kur didelio krūva laidų, tai bus pagrindinis tas elektros skydelis, kur visi automatai stovės. Na tai ir laukia toksai monotoninis darbas, kad viską pravesti tinkamai, apgalvoti, kur dar reikės, kas eis per pertvaras, kad nepalikinėti laidų kažkaip per daug kabančių ore, taip sakant, kad netrukdytų grindų betonavimui. Tai palikom ilgesnius laidus, apskaičiavę, kurioje vietoje pertvarai bus su rezervu. Na ir pravedžiojom taip laidus. Aišku, neužteko šiek tiek laido, nes buvau neapskaičiavęs, kad skydeliui reikia palikti nemažai to laido, kad tinkamai viską susijungti, nepritrūktų. Tai važiuosiu dar dapirkti. Nedaug pritrūkau, gal iš tiesų kokių 20-30 metrų maksimum, 3 ant 2,5 kvadrato laido. Na ir aišku, orkaitėj dar nebuvau nupirkęs, 3 ant 4 kvadratų reikės nupirkti. Ir dapirksiu, aišku, ir 3 ant 1,5, nes jau žinau, kad 100 metrų bus per mažai, nes irgi buvau šiek tiek apsiskaičiavęs dėl pačio apšvietimo. Nebuvau paskaičiavęs normaliai, kad reikės papildomai iš visų šviesos taškų nuvesti dar į jungtuką, o iš skydo eina laidas į jungtuką. Tai gaunasi, kad tų papildomų dar metrų susidarys, tai teks dar dapirkti. Ir viską tada jau padarysime per šią savaitę. Ir aš jau derinsiuosi, manau, kad kitai savaitė, kad pradėtų jau betonuoti grindis. Reikia tikėtis, kad pavyks rasti žmonės, kurie tai padarys. Dar papildomai turiu ir laidus garso sistemai. Tai jau šituose namuose tikrai pasidarysiu 5.1, nes prieš tai turėjau tik tais 3 ir 1, nes tiesiog nebuvo, taip sakant, erdvės ir sienų, kad pasidaryti normaliai 5.1, tai jau čia tikrai tai galėsiu pasidaryti. Tai šitie laidai yra kolonėliam, šitas laidas ilgas yra žemų dažnių garsiakalbiui, subwooferiui tai vadinamam, ir papildomai dar interneto laidas, kad iš karto irgi prasivesti nuo modemo, kuris stovės prie televizoriaus, iki durų. Nes darysim pagrindinę tą šviesolaidžio dėžutę čionais. Nes iš pradžių norėjau vesti šitą kabelį šviesolaidžio, taip sakant, bet paskambinus į mūsų interneto providerį pasakė, kad atvažiavimas kainuos 20 eurų, kad patikrinti laidą. Ir tada jau, kai mes nuspręsim, kad norim pasijungti čionais internetą, vėlgi reikės dar papildomai mokėti tuos pačius 20 eurų, gal netgi ir daugiau. Tai taupumo sumetimais tiesiog pagalvojau, kad bus lengviau pasidaryti taip, kad prasivesti iš čionais LAN laidą, o tenais jau pasidaryti tą paskirstimo dėžutę pačiam šviesolaidžio internetui. Tai vat, šiai dienai tiek.
nemažai papasakojau. Vaizdas jau šiek tiek įdomėja, taip sakant. Darbai irgi įdomesni, susiduri su tuo, ko nežinojai anksčiau, bet su tėvo pagalba prasivedėm, jisai patirties turi tame, tik tais pačią paskirstimo elektros dėžutę, jau samdysim žmogų, kuris viską sujungs tinkamai, su visais automatais, su viskuo, kad nebūtų problemų. Ir vėlgi iš laiptinės skydinės prasivesim namo 3 ant 6 kvadratų laidą, pagrindinį naują įvadinį. Tai irgi tai darys tas žmogus, kurį samdysime. Tai va, ačiū už dėmesį. Iki. Šiandieną diena buvo tokia, kad reikėjo nuo lubų nulupti visas senas dekoracijas, jeigu taip galima pavadinti. Jeigu dar koridorius ir virtuvė buvo pakenčiamai gerai, tai būsimas Jogailos kambarys buvo kančia. Kažkas labai atsakingai klijavo. Linkiu jam apsisisioti naktį, taip sakant. Na, bet beveik jau padaryta, baigta. Susitvarkyti ir galima bus pradėti jau žymėti visus šviestuvus ir pradėti vedžioti kabelius jiems. Kai pagaliau baigiam su visais elektros paruošimo darbais, negaliu pasakyti, kad tai yra jau paruošta elektros instaliacija, nes vis tiek vėliau viską reikės sujungti ir panašiai. Tai tada sekė betonavimo darbai. Su betonavimu buvo taip, kad susiradom vienus meistrus, kaip turbūt beveik visada vyksta statybose. Tai vieni mus pavedė, neatvyko, tada kiti turėjo atvykti, atvyko šiek tiek vėliau, tai dėl to tiek ir išsitęsė tas visas laikas. Dabar kaip mes ieškom meistrų, kaip supratot, dalį darbų darom patys, kadangi Andrius, jo tėtis ir mano tėtis turi patirties su statybomis, dalį darbų perleidžiam ir samdomės meistrus. Tai dažniausiai visų meistrų ieškom paslaugos LT, tai tikrai nėra reklama, tiesiog dalinuosi mūsų patirtim. Tai tiesiog Andrius užpildo visą formą, parašo, ko mums reikia, kiek kvadratų, koks butas, kokios paslaugos reikia ir dažniausiai susisiekia arba įmonės, arba pavieniai meistrai, kurie gali padaryti tos darbus. Ir labai dar patogu tas yra, kad tam puslapį paslaugos LT yra meistrų vertinimai, yra atsiliepimai vieši, tai irgi dėl to tikrai apsisaugai kažkiek nuo rizikos. Na ir žinoma, gali pasirašyti visada darbų sutartį, kad padėtų meistras parašą ir jeigu kažkas būtų negerai, visada galima jį kreiptis ir, kaip sakau, turėti ką kaltinti. Bet kol kas nesusidūrėm su blogais meistrais, viskas kaip ir vyksta sklandžiai, tai dėl to esam patenkinti. Tai buto dabar grindys yra išbetonuotos. Turim palaukti maždaug apie mėnesį laiko, kol pilnai išdžiūs betonas. Žinoma, ten eiti galima ir darbus daryti galima, bet pačio betono reiktų neliesti, jį nieko negręžti. Tai dabar sekantys darbai tokie jau didieji būtų pertvaros, profilių sukimai ir pertvaros bute, bet šito kol kas negalim daryti, tai kol kas darysim darbus, kuriuos galima daryti neliečiant betono. Tai pirmas darbas bus sienų štrovavimas, tai liaudiškai tariant tiesiog paruoš sienose skylės rozetėm ir jungtukam. Taip pat paraleliai norim nusiimti radiatorius ir pasikeisti, su kanalizacija pradėti dirbti ir gyvatuką perkelti. Tai vat tokie darbai. Ir taip pat pradėsim jau sienas lyginti, jų dažymui ir tapetavimui, kur tapetuosim. Tai žodžiu, dabar tokie dideli darbai pasibaigė, kuriuos darė meistrai ir dabar didžiąją dalį darbų jau darys Andrius su tėčių pagalba. Tai laukia toks smagus etapas, kadangi jau visas procesas ir progresas bus mūsų rankose, bet ir kartu laukia nemažai darbų, kuriuos turėsim padaryti patys, o ne atvažiuos kažkas ir padarys per kelias dienas ir tada ateisim ir pamatysim rezultatą.
Sugalvojau vieną naują skiltį šituose video. Žinau, kad tikrai visiems vienas įdomiausių ir svarbiausių žinoma dalykų yra biudžeto reikalai, tai nusprendžiau su jumis dalintis, kiek kokių išlaidų patiriam ir kiek už ką sumokam, nes tikrai žinau, kad ta informacija yra naudinga ir žinoma įdomi. Tai tiesiog nusprendžiau kiekvieno video pabaigoje papasakoti, ką tame etape padarėm ir kiek už ką susimokėjom. Tai šiai dienai esam viso išleidę 3364 eurus, iš kurių 1428 eurus sumokėjom griovėjams už pertvarų nenešančių griovimo darbus ir išvežimą visų atliekų. 366 eurus išleidom tiem paruošiamiesiam elektros instaliacijos darbam, tai čia dar nėra jungtukų, rozečių, čia pagrinde buvo laidai, kabeliai, kurie tįsiasi į visus buto kampus nuo pagrindinės dėžutės, kuri bus ateityje. Ir betonavimo darbai viso buto mum atsėjo 1750 eurų. Tai va, tai šiai dienai 3364 eurai jau yra išleisti, bet kartu ir tikrai labai nemažai darbų yra padaryta. Yra išgriautos pertvaros, yra išbetonuotos grindys ir yra nutiesti kabeliai naujai elektros instaliacijai. Tai ačiū, kas žiūrit, labai smagu, kad po truputį čia auga sekėjų skaičius ir jum įdomu, kaipgi mums sekasi atnaujinti savo seną butą. Kai visada pakomentuokit, palaikinkit šitą video, jeigu jums buvo įdomu, ir taip pat kviečiu sekti save kitose socialiniuose tinkluose, Instagrame, labai aktyviai dalinuosi tiek savo kasdienybę, tiek taip pat mažais užkulsiais, kas susiję su mūsų buto atnaujinimo darbais. Dabar atsisveikinu ir iki kito karto, kuris labai tikiuosi, kad šį kartą bus greičiau kitas etapas. Tai iki.